Sveiki, sulaukiu nemažai prašymų papasakoti, kas gero mano garaže, tai kadangi nebuvo nieko gero iki šiol, nieko ir nepasakojau, bet dabar pagaliau turiu šiek tiek ką parodyti. Tiksliau visi automobiliai ilgą laiką iš vis nevažiavo, o dabar važiuoja vienu metu visi, tai 2 iš jų išsivariau, vienam video nepasakosiu apie visus, galbūt kažkam pačius įdomiausius išsitraukiau, tai nuo jų ir pradėsim. Gerai. Tai pradėsiu nuo turbūt visų daugiausiai dėmesio susilaukusio ir visiems aktualiausio Boomerio projekto. Tai dabar yra pirmosios dienos, ir iš tikrųjų paskutinės, nes vėlgi atiduosiu pirmosios dienos, kai gavau su juo išriedėti truputį į gatves, pasitestuoti, nes ilgą laiką negalėjau net atsakyti rašusiems žmonėms klausimus, kaip važiuoju su oru, nes buvau vis dar nevažiavus. Tai kas matė, kuo dalinausi Instagrame, kas nematė ir apskritai gal ne viską ir pasakau, tai jisai buvo strigęs netgi keliose skirtingose miestuose, buvo įvairių nepavydėtinų situacijų, mes jį netgi perdažėm jau ir dažysim dar kartą, nes yra labai daug kasekų, kuriuos reikia ištaisyti, nes iš tiesų noriu, kad automobilis, nežinau ar pastebėt ar ne, aš gana rimtai susirūpinusi jo išvaizdą, tai man ir svarbiausia, kad jis gerai atrodytų, tai noriu jį išpildyti iki galo. Tai galima apie tą išvaizdą ir pakalbėti ir truputį ją parodyti. Pagaliau nebėra tų oranžinių posūkių nei priekį, nei gale nebėra, nes mane labiausiai erzino, nes tiesiog spalviškai nesiderino prie automobilio spalvos ir šiaip baisiai atrodė. Tai tikslas dabar yra, norėčiau, kad suprogramuotume lempas, kad čia vyktų šiek tiek šviesų šou važiuojant, nes vis tiek automobilis nesilaiko nei kažkokio klasikinio Boomerio įvaizdžio, nei jis yra... Nu, žodžiu, jo konkrečios temos nėra, tai ir ratai bus tokie neapibrėžtai, ne tai, ką galbūt įsivaizduotumėt ant šitokio automobilio. Ir dėl to ir lempų nebijau, labiau gal į japonišką stilių turbūt dažniau jos pasitaiko, va būtent su visokiom ten šviesų šou, tai kad jau, kaip komentatoriai sako, sugadinau šį automobilį, laikysiuos šito kelio iki pat galo. Ir man atrodo, kad pačiam pirmam video, kur nusipirkau jau Boomerį ir pasakoju, koks yra tolimesnis planas su juo, nepamenu, bet lygtais kalbėjau apie koilus, bet kadangi aš pati neturiu galimybės jų taip paprastai pasireguliuoti, visgi sugalvau dėtis pneumatinę pakabą. Tai ji leidžia automobiliui pasiekti žemę, nes mano svajonė buvo išlipti kone 4 kaip iš Lamborghinio, kurio dar kol kas neturiu, tai būtent tai ir padarėm. Tai daugam kyla klausimų, kiek ją kainavo susidėti, tai atsakysiu tai bendrai, kad su pačia sistema ir sudėjimu tarp 4 ir 5 tūkstančių eurų. Be abejo, daugam, nežinau, užkliuvęs ar svarbus dalykas ir man apskritai irgi automobilio bendram vaizdui labai svarbus dalykas yra ratai. Tai šitie ratai yra tik laikinai išdėti, kad manęs, kaip aš pati sakiau, nebepykintų nuo ratų, kurie buvo ant automobilio, kai jį nusipirkau vaizdo. Tai čia yra Alpinos replikos, tai nėra originalios Alpinos ir aš tikrai to neslėpiu ir visą laiką atsakau ir komentaruose ten, kur pamatau. Tai planas yra gaminti custom ratus pagal, žodžiu, suradau tiesiog nemažai inspiracijos internete ir iš jų bandysime sukonstruoti iš pradžių per Photoshopą, kad visi įsivaizduotų vienodai, ko aš noriu, ir bandysime sukonstruoti mano svajonių ratus, kuriuose bus ir graviravimas mano asmeninis, bei palangės didelės, nes labai jų noriu. Tai va. Tai čia kol kas slėpiasi oras, tai neatrodo per daug gražiai, bet planuose yra viską kažkaip tvarkingai įstiklinti, apšviesti, dar kažką ten galbūt įdėti, išgraviruoti, išraižyti ir pačią bagažinę būtų faina ružavai kažkaip apsitraukti, bet čia vėlgi yra tik planai artimiausi. Tai vairas iš tikrųjų iškrito gana neplanuotai, man šitie vairai yra labai gražus, bet planas originaliai buvo truputį kitoks, nes norėjom tiek saloną, tiek vairą apsiūti su rūžavo siūlė ir būtų gavęsis toks truputį sportiškesnis vaizdas, bet šis automobilis nei per kur nelinksta į sportišką pusę, tai iš tikrųjų būtų buvę truputį ne į temą, tai labai džiaugiuosi, kad netyčia iškritus šiam vairui jį pastebėjom ir nupirkom.
už jį buvo sumokėta 300 €, jie įprastai yra truputį brangesni, tai aš tikrai skaitau, kad pasisekė ir labai geros būklės, ir man jis labai patinka, turbūt po oro antroje vietoje mėgstamiausias dalykas šiame automobilyje. Trečioji spalva. O daugiau planas viduje nėra kažkoks labai įspūdingas, bet kadangi paskutiniai vietai, kur tvarkiau automobilį, man sukrovė visas detalės į galą ir suplėšė gale sėdynės, tai teks kažkaip spręsti visą šitą reikalą ir, žodžiu, turbūt keisim ir saloną. Čia turim, įsikišom slėgio šitos šūdus. Aš nežinau, kaip jie vadinas. Tai turbūt trauksiu ir lubas iš naujo, nes dabar yra šviežiai aptrauktas, bet iš tikrųjų labai, kaip čia pasakius, nekokybiškai atliktas darbas ir lubas yra per storos, nebeatsidarė stoglangis, bet dabar jį sutvarkėm, tai galimai ir tai darysime iš naujo, kaip ir labai daug kas šiame automobilyje. Prieš paskutinį taip pat surinkinėja žmonės, kurie suplėšė saloną, dar ir nemažai vietų subraižė kėbulą jį surinkinėdami, tai reikės ir dažyti iš naujo keletą detalių, bet jau šio automobilio dažymas tai tiesiog vos ne kaip savaitinis jo darbelis. Kaip man pasidažyti ryte, taip mano automobilis irgi dažosi panašiai tiek padažnai. Kol kas šitaip nesimpatiškai atrodo oro pultelis, jį man atrodo irgi būtų smagu kažkaip gražiau pateikti. Žodžiu, aš norėčiau salonį irgi keletos tokių akcentų, galbūt ne liustros kabinti, kaip seniau juokavau, bet kad kažkas vis tiek jame tokio mergaitiško ir va tokio klasiško dėtųsi, ar tai su medžiu, ar kažką permatomo, įstiklinto, bet sugalvosim vėliau. Užbaigiant su boomeriu, tikiu, kad dar bus klausimų, tai koks variklis, nes viskas yra praeitam video, galbūt ne visi jį matė. Tai čia yra 3 litrai V8, ieškojau originaliai 4, bet truputį pasidaviau emocijai ir nupirkau štai šį automobilį ir iš tikrųjų viskas su tuo yra gerai, todėl kad aš niekada su juo turbūt normaliai ir nevažiuosiu jau, iš to, ką supratau eigoj, nes 4 litrų yra, žinoma, kur kas vertingesnis ir man taip ir nepavyko jo rasti, kad atitiktų mano poreikius, nemažai jo apžiūrinėjom ir tiesiog pasidavėm kaip čia pigiam ir kažkokiam paprastam iškritusiam variantui. Tai gal ir ne iš jo reikėjo daryti visą šitą milžinišką projektą. Iš tikrųjų, man tą pačią dieną, kai jį nupirkau, pasiūlė 1000 € daugiau ir kartais pagalvoju, gal tiesiog reikėjo jį perleisti, bet kad jau įsivėliau, dabar tai jau tikrai nebėra kur dingti, nors iš tikrųjų vis dar kartais noriu jį pakišti po presu. Tai dabar artimiausi darbai, kurie nusimato, yra dėžės tvarkymas, todėl kad automobilis neranda pirmo bėgio ir tiesiog juo nevažiuoja, reikia mesti iš karto antrą ir tada galima arba į D, arba į trečią šokti. Taip pat oras yra labai pavojingai sudėtas, nes daugelį vietų yra užlūžusios šlangutės ir jisai bet kada gali tiesiog pasiduoti. Tai tvarkysime visą šitą dalyką, o daugiau kažkokių būtent iš važiavimo pusės niuansų lygtais kaip ir kol kas nėra. Ir liks dar keletą visokių kosmetinių prisilietimų prie jo ir automobilis pagrinde turbūt bus naudojamas, kaip čia pavadinti, turiniui, tai pafilmavimam, kažkokiem šiaip pasivažinėjimam mieste, nors iš tiesų vakar išdrįsau ir surizikavau su juo nuvažiuoti iki kito miesto, jisai suvažinėjo gal kokius 200 km per dieną, sakykim, taip grubiai, tai viskas su juo buvo lygtais kaip ir gerai, bet kokiu atveju aš su juo tikrai nevažinėsiu nei žiemą, nei apskritai daug, kad konkrečiai jau važinėti su juo. Jis labiau bus skirtas pasismaginimui, tai kaip ir išduoda jo spalva. Tai va, o dabar galime eiti prie antro gražuolio, kurio likimas visiškai kitoks nusimato negu to rūžavo ir jis tikrai bus ne kontentui naudojamas, o kaip tik bandysiu jį išlaikyti kuo originalesnį ir sugrąžinti prie jo šaknų. Tai čia yra mano E30, kurį įsigijau savo gimtadienio progą kaip dovaną savo. O jeigu būtų buvęs ne mano gimtadienis, tada būčiau sugalvojus kitą progą ir vis tiek jį įsigijus, nes iš tikrųjų iškrito labai fainas variantas, fainas tuom, kad jis yra visiškai nenudrožtas, nenudremštas, nenuvažinėtas, jo salonas atrodo iš vis kaip gyvenime nesėdėtas, o išorė neturi jokių pastebimų lendančių rūdžių. Todėl mano tikslas su juo yra sutvarkyti jį iki galo, o jame tvarkyti reikia keleivės sėdynę, kuri yra šiek tiek suplyšusi ir kitokiu raštu. Tai dabar ieškosiu sėdynės, kad perdaryčiau kaip ir visą likusį saloną į originalų raštą ir bandysiu jį parduoti į Vokietiją. Nes jis tikrai yra labai dailiai išlaikytas, o būtent dėl to jisai ir netinka mano norams. Nes aš
Jį pirkdama galvojau, kad darysiu šio M3 repliką, galbūt keisiu variklį, bet supratusi, kad kokio jis iš tikrųjų dailaus yra stovio, man niekas neleido jo pjaustyti ir kišti prie jo rankų. Tai E30 kurį laiką nevažiavo, todėl kad jo bėda buvo, kad sustojus labai krito ir šokinėjo jo apsukos. Tai nuvežus į servizą labai daug dalykų pražiūrėjom ir sustojom prie laisvos jėgos vožtuvo, kad čia problema gali būti jame. Tai iš tikrųjų ieškojau per visą Lietuvą, kas ardo būtent tokius kaip mano E30 ir supirkau turbūt visus tos vožtuvus, kurie tuo metu egzistavo. Naujo nepirkau, dar norėjom iš vis protestuoti, ar tikrai problema yra tame. Tada sužinojau, kad buvo idėja iš Audi vieną vožtuvą į mano E30, nes jis pasirodė irgi labai panašus ir tiko. Tai sakė, kad šiek tiek irgi E30 kaip čia konfliktavo, kai jam įdėjo iš Audi detalę. Galima suprasti, kodėl, kaip ne kaip, tai yra mano mašina. Ir dabar aš turiu tų vožtuvų savo bagažinėje, visgi šudinų ir visiškai neišgelbėjusi mano mašinos. Bet vieną radom truputį geresnės būklės nei buvo maniškis ir dabar situacija yra puikiai, jisai važiuojam. Ir jokių problemų su juo daugiau nėra, apart tos suplyšusios keleivės sėdynės ir apart to, kad jis apskritai nelabai važiuoja, nes tai yra 1.8 variklis. Tai va, dėl to jis ir netenkina mano norų, nes per gražus kėbulas ir per lėtas automobilis. Bet aš vis tiek jį labai myliu ir iš tikrųjų negaliu net pagalvoti apie tai, kad reikės jį parduoti, bet galbūt tai bus pirmas mano gyvenime parduotas automobilis ir gal net pavyks iš jo uždirbti. O tuos pinigus panaudosim kitam E30 arba dar 5 kitiems automobiliams. Tai galime įti apžiūrėti. Šis automobilis yra labai mažai diegęs, apie 70 000 ir mane patikino, kad čia yra tikra riba, ne pardavęs žmogus, o dar ten 1000 prieš jį pardavusių. Nu gerai, ne 1000, 2. Todėl, kad jisai buvo skirtas vežioti neįgaliesiam ir čia buvo ta platforma neįgaliųjų vežiojimo ir ją pakeitė į štai va šitą kito rašto sėdynę, kurią mes mesim lauk arba persiusim ir tada automobilis bus tvarkingas. Ir dar mane susistabdė kažkada kaimynas parkingė ir pasakė, kad čia yra įdėta nuo Audi magija. Tai maldauju, kažkas parduokit man originalę. Vienas jo minusas tai, kad čia yra automatas, bet kupas tai kažkiek tai gelbė. Nu ir jis yra apskritai tobulas daugiau. Tai. Kur jūs tai matė? Ir labai greita redaktoriaus pastaba, kad vietoj Shadow Line visgi nusprendžiau, kad noriu chromo, nes labiau tiks prie ratų, o kai pamatysit, kokie bus ratai, suprasit, kad tikrai absoliučiai tik chromai yra mano atsakymas. Labai džiaugiuosi, kad ploviau mašiną ir kad ploviau galvą prieš filmuojant šį video, puikiai idėja buvo. Supratau, kad lietui užlyjus, taip ir nepadariau jokios video pabaigos, tai jeigu turit kažkokių klausimų arba domina tolimesni update'ai, kas vyks mano garaže, pasubscribinkit, išreiškite savo nuomonę. Ačiū ir iki.